Sveiki, mėly bičiuliai. Ankstyvas sekmadienio rytas, bet turbūt daug kas jau girdėjo šitą informaciją, kad vakar, iš kur pas mus buvo naktis paryčiai, o Amerikoje buvo vakaras, buvo bandyta pasikėsinti į kandidatų į prezidentus Donaldo Trumpo gyvybę. Pasikėsinimas, aišku, nepavyko, bet tikrai nemažai yra vaizdų. Dabar šiuo metu aš tikrai dėsiu periodiškai visokius vaizdus, nuotraukas, todėl šitą vaizdą įrašą geriau žiūrėkite, ne tik klausykite. Tai Donaldo Trumpo buvo bandyta šauti, bet kadangi buvo taikyta į galvą, o žmogus dažniausiai, kai kalbas, tą galvą visai sukinėja, tai tiesiog jam ta kulka kliūdė ausį ir daugiau, kaip supratau, rimčiau ir nesužeidė. Šaulys buvo nukautas, dar sklando gandai nuo 1 iki 2 žmonių, kurie buvo minėjoje, irgi yra nužudyti. Tikriausiai ta šaulys nušovė, ar ten snaiperiai, kurie bandė neutralizuoti tą šaulį. Labai informacija, aišku, dabar dar rytas yra ir labai prieštaringa ir jinai gali keistis. Ir dabar ką aš šneku, čia gali būti greit pasenti. Bet yra nuo 1 iki 2 žmonių, neskaitant šaulio mirusių, yra keli sužeisti kritinės būklės. Tai reiškia, nukentėjo ne tik tas taikinys pagrindinis, kandidatas į prezidentus Donaldas Trumpas, bet ir aplinkiniai nieko dėti žmonės, jo rėmėjai atėjo pasiklausyti jo kalbos. Ta kalba vyko Pensilvanijos valstijoje ir akivaizdu, kad snaiperis nebuvo kažkoks didelis profesionalas, nes taikytis į galvą ir iš atstumo yra labai sudėtinga, čia turi būti labai prityręs šaulys. Ir to labiau, kaip ir minėjau, galva yra turbūt vienas iš mažiausių tokių kūno dalių. Nes jeigu krūtinė taikaisi visą, tai jau yra plačiau vis tiek, tai yra, reiškia, lengvesnis taikinys, o plius galva ir visą laiką jinai vis tiek juda. Juda ta galva, žinai, sakyti, ir būna sunku pataikyti. Tai gali būti, kad čia irgi ne tai, kad kažkoks labai suplanuota tokia žmogžudystė, bet gali būti tiesiog stichiška kažkokio Bideno gerbėjo ar šiaip kažkokio labai edukuoto vakcinuoto žmogaus toks išpolis. Koks panašus išpolis ir vyko prieš Fico arba Fico, aš nežinau kaip tarėsi, tarkime Fico, Slovakijos premjerą, kada jį pasikėsino irgi apie 70 metų kažkoks menininkas, kuris turi draugę, kuri yra ukrainietė ir kad nevatai Fico nepadeda pakankamai ukrainiečiams ir tipo prieš laisvą žodį, tai dėl to jis nusprendė imtis iniciatyvos ir bandyti nukauti žmonių išrinktą Slovakijos premjerą Fico. Bet jam nepavyko, Fico jau pasveiko, jau grįžo į darbą, bet pas toks faktas, kad tokių atvejų jau ne vienas yra per šios metus. Ir panašu, kad tokiu atveju tikrai gali daugėti, nes pasaulis durnėja, pasaulis pindėja ir žmonės jau nori viens kitą užkišti gerklės ne tik socialiniuose tinkluose, visai puldinėdami kitaip neįtinkančius arba bandydami skūsti ar bandydami blokuoti kitą žodį, kitą nuomonę, bet pasirodo, visą tai išvirsta ir žudynės. Amerikoje tarp politinio elito žudynės nėra kažkas naujo. Kiek aš dabar domėjausi, yra užfiksuotos 58 politikų žmogžudystės, iš jų 4 buvo nužudyti prezidentai. Tai aš dabar geriausiai mes tikriausiai žinome Kennedy, toliau Lincolnas irgi po pilietinio karo pabaigos buvo nužudytas, toliau buvo nužudytas prezidentas, tokį juokingą pavardę Garfieldas. Ir dabar dar vieno neatsimenu, bet aš įmontuosiu ir nuotrauką ir pavardę to žmogaus, to politikos. Tai irgi 4 prezidentai buvo nužudyti. Iš viso 58 politikai, o kiek buvo bandymų, kurie nepavykę, tai ten šimtais yra skaičiuojami. Tai įvairūs bandymai, kai bandė nužudyti prezidentus, o bandė Trumpą nužudyti, anksčiau bandė nužudyti Reiganą, kitus prezidentus, kitus politikus. Tai politinės žmogžudystės, politinis smurtas Jungtinėse Amerikos valstybėse nėra kažkoks naujas ir keistas dalykas, tai yra pakankamai, sakyčiau, žiūrint į skaičius, tai kas keliarius metus periodiškai vyksta kažkoks pasikeisinimas ar nužudymas. Tai tiesiog mes ne apie visus žinome, nes apie prezidentus sužinosite, nes tai yra labai svarbus žmogus, bet ir kad ten kokį gubernatorių nužudė, tai tikriausiai jau turi labiau domėtis politiką, kad sužinotum, kad ta žmogžudystė. Negana to, Amerikoje buvo žudomi ne tik politikai, bet ir tie žmonės, kurie dar nebuvo priskiriami politikams, bet buvo politiniai aktyvistai. Ypač pasižymėjo praeito amžiaus 70-metis, kada buvo nužudytas tas Martinas Lutheris Kingas, Malcolm X, Fredas Hamptonas ir daugiau tokių, kurių turbūt pavardės nelabai ką sakytų. Kai kurios nužudė kažkokie atsitiktiniai šauliai, o pažiūrėjau Fredą Hamptoną, toks jaunas juodaodis komunistinių pažiūrų jaunuolis, galbūt jam apie 20-21 metai, jis buvo nužudytas policijos, jo namus įsiveržė JAV policija ir tiesiog jo
nešios draugės akivaizdai jį ir dar kelis jo draugus nušovė. Tiesiog įvyko toks elementariai valdžios susakyta politinė žmogžudystė. O dėl ko jis buvo nužudytas, apie jį neseniai buvo sukurtas filmas, man atrodo Netflix'e yra, jeigu kas nori susirasite. Jis buvo nužudytas, nes jisai buvo tikrai toks idėjinis, jau toks kairysis buvo ir jisai įdomu vykdo politiką. Dauguma tų tuometinių kairiųjų juodaodžių, jie dažniausiai rinkdavosi tas juodasis panteras ir visi įsiskirstydavo pagal rasinį, pagal tautinį pagrindą. O Fredas Hamptonas jisai vystė protingesnį politiką, jis visus apvienijo juodaodžius, apvienijo Latino Amerikos gyventojus, ten tam mieste gyvenančius, baltaodžius. Prasme, jis iškėlė teisingą dalyką, kad mes visi esam dirbantys žmonės, prieš mūsų visus yra valdžia smurtauja vienokiais ir kitokiais būdais, mes turim vienytis. Kai jis pradėjo to žmonės vienyti, atėjo pas į policiją ir nušovė tiesiog namuose naktį, miegantį lovai. Tai politinės žmogžudystės Jungtinėse Amerikos valstybėse nėra kažkas ypatingai naujo. Ir kai neina žmogaus nuginčyti argumentais, kai neina įveikti normalioje politinio kovoje, tai tada yra tikėtina, kad ateis žudikas, ar tai samdytas, ar tai pas iš idėjos jam kažkokios kilusios, kuris bandys nukauti jam nepatinkantį politiką ar kitą aktyvistą. Aišku, čia nėra vien tik tai Amerikos problema, kaip ir minėjau, tas pačiai Slovakijai, Fico buvo pasikėsinta, buvo bandymų ir Orbaną nužudyti, bet nepavyko, bet planavimai buvo, dėl to buvo Orbano apsauga sustiprinta, tas pas Putinas irgi vaikšto sustiprinta apsaugą. Ta pačiai Rusija irgi politinės opozicijos yra nemažai žudyta, iš tikrųjų ne vien tik tas Navalnas, bet ir daug tokių, kurių dauguma žmonių nežino. Daug tikrų kairiųjų buvo ir kalinami, ir ten irgi dingdavo be žinios, ir taip pačio kitose visose pasaulio valstybėse. Politinis smurtas nėra kažkoks naujas ir keistas reiškinys, bet tai yra dėja, bet yra normali politinė praktika, kad ir kaip tai kraupiai skambėtų. Visi, kurie turi valdžią, visi, kurie turi įtaką, visą laiką nenori, kad kažkas ateitų ir kažkas užimtų jų vietą. Visą laiką ta politinė kova vyksta. Ji vyksta aršiai. Lietuvoje, dar kol kas tų politinių žmogžudysčių nėra, nors mes matome irgi edukuotus vakcinuotus, kurie stoja komendatūras, kurie stoja šaulius ir kurie lengvai gaus ginklus. Ir jeigu jų manimų, jų požiūrių kažkoks vatnikas tikrai sutelks mases ir eis į politiką ir taps rimtų iššūkių dabartiniai sistemai, nenustebkime, kad gali ir Lietuvoje suskambėti kažkur šūviai ir kažkas gali bandyti nušauti jums nepatinkantį politiką ir visuomenės veikėją. Dabar Lietuvoje tie žmonės, kurie bando sutelkti kitus žmonės, nepriklauso nuo to, jie mums patinka ar nepatinka, bet kurie turi potencialo kažką organizuoti, jie dažnai būna suimami. Iš pradžių marginalizuojama, jeigu tai nepadeda, tai jos suima ir uždaro. Kartais užtenka uždaryti vieną žmogų ir visas judėjimas sustoja. Tas pats, važiuokime, tas Antanas Kandratas Celofanas bandė sukurti partiją, jį uždarė, partija nebesikūrė. Algirdas Paleckis bandė įkurti partiją, jį uždarė, partija nebesikūrė. Problema išspręsta. Neįsikūrė joks opozicinis judėjimas. Todėl visi žmonės, nepriklausomai čia kokių pažiūrų būtų, nes tie opozicionieriai gali būti labai skirtingi, kiekvienas žmogus turėtų žinoti, kad jeigu tavo aplinkoje atsiranda kažkoks lyderis, kuris imasi iniciatyvos, kurio pasitikė, kurį tu palaikai, jį reikia visai palaikyti. Palaikyti ne tik, kad nueitų už jį prabalsuoti ar dalyvauti judėjimo veikloje, reikia palaikyti visaip, net ir jeigu reikia ir kūnais uždengti ir būti apsauginiu šalia stovėti, nes tikrų lyderių nėra tikrai daug. Ir jeigu tai išsaugosim savo tų pavienių lyderių, tai kažkurio momentu gali suprasti, kad tiesiog nieko nebeliko. Niekas nebėra žmonių, kurie gali prisimti atsakomybę, kurie gali priimti save tas numatomas galimas kulkas ir kurie gali vesti kitus žmonės į priekį. Todėl jeigu nenusaugai savo tos politinius veikėjus, politinius lyderius, tai tada gali būti dar liūdesnė situacija. Todėl visą laiką, dabar pas mus ar tas pas Vaitkus, ar dar kažkas, jeigu kuris eina į politiką, tai reikia ne tik internetuose rėkti, kad aš palaikau, bet galbūt ateiti ir susitikimus ir stovėti šalia jo, kad, tarkim, irgi neįvyktų kažkokių tokių ekscesų. Ir be abejo visada reikia politinėje veikloje. Visą esmė sudaro ne vien tik tas lyderis, kuris ten daugiausiai šneka, bet didžiąją dalį darbo visą laiką atlieka tie žmonės, kurie čia nėra matomi ir kurie atlieka tą sunkų, svarbų, bet labai nematomą darbą. Tai yra ten kažką platina informaciją, ten būna stebėtojų ir taip toliau. Nes už kiekvieno politiko, už kiekvieno viešo žmogaus visą laiką stovi armija tų tylių darbščių bitelių, be kurių joks politinis lyderis negali sužibėti. Tiek po bendros informacijos politinės žmogžudystės yra nenaujas ir senas reiškinys, neseniai buvo ir nužudytas prieš porą metų ir buvęs Japonijos premjeras, kuris bandė grįžti į politiką.
Tai kadangi laikai tampa ypač dabar tokie neramus, pasaulis susiskaldė, žmonės susiskaldė, viskas keičiasi, viskas kinta, tai galime mes ateityje pamatyti dar ne vieną politinę žmogžudystę ar bent bandymą atlikti ją. Tai va, draugai, tiek informacijos, ačiū, kad esate, spauskite patiktukus, tai padės kanalą augti, prenumeruokime kanalą, o kas galit, prisidėkite prie Patreon sistemos ar vienaip ir kitaip finansiškai paremti šitą kanalą ir jo idėją. Ačiū, draugai, kad esate ir iki.